Esu Viktorija Keržinauskaitė. Mano baigiamosios praktikos projektas buvo populiarus tarp vaikų žaidimas ir dalis animacijos. Puzlę dalinai pavyko padaryti, jinai veikia, kaip dabar matote, bet nerodo laimėjimo tos animacijos, su kuo aš dabar esu užstrigus. Pats visas interaktyvumas veikia, jos mainosi vietomis, tačiau patvirtinimo, kad dėlionė sudėliota, aš niekaip negaliu gauti ir dar kol kas nesuvokiu, kaip tai turiu padaryti. Dar tam reikia šiek tiek daugiau informacijos paieškoti. Bet, neskaitant galutinės animacijos ir kad neužsifiksuoja, kad dėlionė sudėliota, jinai jau yra egzistuojanti. Pati dėlionė bus naudojama iš įvairių scenų, kurias dar ketinu daryti. Išeksportuotas paveiksliukas iš trimatės erdvės, kaip pavyzdžiui šitos, tik tai, kad šita scena yra didesnė. Aš į kodui kurti naudojau mažesnę sceną, šita yra didesnė. Tokios scenos sukurtos, kur yra gamta ir kažkoks gyvūnas joje, kuris bus atrinktas pagal apklausą, arba dar kaip ji bus stepių vištelė, kaip seniausias eksponatas ar kažkokią kitokią didelę reikšmę turintis. Taip pat, kas dar yra susijęs su šita scena, kad vos tik tai puzlės sudėliojimo animacija pasirodytų, turėtų atsirasti mygtukas, kuris šiuo metu yra paslėptas, kuris nukeltų vartotoją į kitą aplinką, į kitą puslapį, kuriame būtų 3D aplinka, pro kurią būtų galima judėti, vaikščioti ir ten kaip tik ir būtų tie gyvūnai toje savo aplinkoje, šiek tiek animuoti ir jų animacija besikartojanti. Galvojau, kad tai bus įdomiau vaikams. Ir kas mane nustebino maloniai, tai kai sukūriau tekstūras gyvūnam ir pritaikiau funkciją plaukai, jų patys gyvūnai nebeatrodė tokie labiau tikroviški, bet tokie pliušiniai medžiaginiai, kas davė naują idėją, kad visus gyvūnus reiktų kurti kaip pliušinius. Plus, kadangi daroma vaikam, tai būtų netgi ir įdomiau, tai tikslas bus, kad gyvūnai bus kuriami su šita tekstūra ir su funkcija hair plaukai. 3D scenos parodyti negaliu, turiu tik tai iš interneto naudodama dirbtinį intelektą, tiksliau ne dirbtinį intelektą, bet naudojant pačio gamintojo kodą buvo irgi sukurta scena, bet jinai nieko neleidžia, jinai tik tai sugeneruoja kubą, kuris yra tam tikros spalvos, kuri yra aprašyta šičia. Ir čia nieko pridėti, čia galima pridėti naujų kubų, viso kito, bet pačios scenos įkelti neleidžia. Kaip sakiau, pats projektas, kai įkeli sceną, jis tiesiog neveikia, nors nemeta jokios rašybos klaidos ar dar kitokios klaidos, tai nežinau kodėl, nežinau, ką netaip darau, šitą dar reikės išsiaiškinti. Meta kodą ir viskas tam užsibaigia. Tai su scena dar tvarkaus.